Labas vakaras. Vilniaus universiteto Konfucijos instituto vardu noriu padėkoti visiems susirinkusiems šį jaukį lietingą vakarą. Taigi šiandien tęsiant gražią tradiciją pristatom daugam jau gerai pažįstamą mūsų universiteto docentą daktarą Vytį Silių. Kas nepažįstat, paminėsiu, kad Vytis yra tyrėjas ir filosofas. Vilniaus universiteto filosofijos fakulteto prodekanas. Jo mokslinių interesų sritis yra etika bei ankstyvųjų Kinijos mokymų sistemų studijos, ypač konfucionizmas. Vakar kinai šventė mokytojų dieną, tai tą progą pakvietėme gerbiamą Vytį pristatyti vieną žymiausių pasaulio mokytojų Konfucijų. Tai kągi, Vyti, kviečiu pradėti paskaitą. Labas visiems, labai džiaugiuosi, kad mane, savo betvarkį pasitvarkysiu prie stalo, labai džiaugiuosi, kad mane pakvietėt pakalbėti apie Konfucijų. Vaidotas pristatė, kad vakar kinai šventė Konfucijaus gimtadienį. Ta priežastis, kodėl visai gera proga dabar yra kalbėti apie Konfucijų, tikrai yra Konfucijaus gimtadienis. Aišku, žmogus, kuris gimė 551 metais prieš mūsų erą, tas jo gimtadienio tikslumas mes galime įsivaizduoti, kad toks yra svarstytinas daiktas. Tai yra įvairių tų datų, viena iš jų, kaip ir Vaidotas sakė, yra vakar rugsėjo 11, bet ir rugsėjo 28 švenčiamas Konfucijaus gimtadienis. Bet tas gimtadienis jau yra tapęs labai daug šimtmečių tokių simbolinių gimtadienių, nes kartu tai yra ir mokytojų diena. Ir tas kalbėjimas apie Konfucijų šiandien ir bus labiausiai būtent apie jį kaip apie mokytoją, apie tai, kaip jis prisimenamas kaip mokytojas. Ir todėl ir pavadinimas pačios paskaitos yra 10 000 kartų mokytojas, tai yra vienas iš tų būdų, kaip Konfucijus yra įvardymas. Tai mes šiandien ir pakalbėsim keliais tokiais pagrindiniais klausimais, su kuriais gal lengviausia yra atskleisti Konfucijaus kaip mokytojo paveikslą. Tai šiek tiek apie jį patį ir apie jo tokį išsilavinimo, gyvenimo foną. Nes man atrodo, kad tas irgi yra labai reikšminga tą žinoti, jeigu norim jį suprasti Konfucijų kaip mokytoją. Ir tada apie dvi pagrindinės tokias sampratas, apie studijas, tai yra mokymasi, tai yra tą procesą, kai mes patys į kažką gilinamės, ir apie mokymą, tai yra apie tai, kaip mes mokome jau kitus, jaunesnę kartą, ar kažką apie konkretų dalyką mažiau išmanančius. Tai ir kaip neatsiejama tokia dalis mūsų šito kalbėjimo bus ir toks nuolatinis sukimasis aplink dar vieną savoką, apie dar vieną sampratą, kurios čia neįskyriau kaip atskiros. Tai yra apie žinojimą. Koks yra tas žinojimas, kas yra svarbu žinojime, kodėl reikia siekti to žinojimo. Tai mes daug nekalbėdami einam pirmyn ir pirmiausia apie Konfucijų. Tai Konfucijaus vardas kiniškai yra Kungzi, bet ta lietuviška jo forma Kungfudzi yra atsiradusi gerokai vėliau, jau tuo laikotarpiu, kai Konfucijus buvo pradėtas suprasti ir traktuoti kaip toks vienas iš pagrindinių, iš svarbiausių jų mokytojų, kai buvo vadinama savo pavardę Kung ir pridedant jam Fudzi, tokį pagarbų kreipinį, kurį turbūt lengviausia ir yra versti kaip mokytoją. Tai būtent šitas Kungfudzi, kiniškas Konfucijaus įvardymas, paskui buvo lotinizuotas, išverstas į lotynų kalbą pirmųjų krikščionių misionierių maždaug 16 amžiuje. Ir tada jau šita lotinizuota tokia forma pradėjo sklisti Konfucijaus vardas po Europą ir mes jį irgi būtent tokį turim. Tai aš mėgstu vis daugiau ir daugiau, kažkaip nebe Konfucijum jį vadinti, o Kungzi, to jo tikruoju vardu. Tai ir tas pats 10 000 kartų mokytojo įvardyjimas irgi toks yra jau iš to laikotarpio, kai Konfucijus buvo, iš dalies netgi ir sudievintas
10 tūkstančių kinų kalboje reiškia ir begalybė. Tai pasakymas, kad Konfucijus yra 10 tūkstančių kartų mokytojas, yra tas pats, kaip sakyti, kad jis yra visų Kinijos, o ir pasaulio kartų mokytojas. Tai matote datas, 551 metai prieš mūsų erą ir miręs 479 maždaug metais prieš mūsų erą. Tai tokiam irgi fonui, kad įsivaizduotumėm, kas tai yra per laikotarpis. Tai aišku, pirmiausia, tai tiems, kurie šiek su vakarų filosofijos kontekstu esate susidūrę, tai turbūt tas laikotarpis atpažįstamas kaip tas ašinis laikotarpis, ar ne, apie kurį Karlas Jaspersas kalbėjo, kaip apie tokį metą žmonijos istorijoje, kai formavosi skirtingose pasaulio vietose, formavosi tos mąstymo sistemos arba tos idėjos, kurios ilgainiui suteikė kryptį toms kultūroms, toms civilizacijoms, tos šalims, kuriuose mes dabar, Karlas Jaspersas rašė 20 amžiuje, bet mes dabar ir 21 amžiuje gyvenam. Tai Konfucijus, tas 6 amžius prieš mūsų erą, jo gyvenamas laikotarpis, čia jau tam vakarų pasaulyje, tai būtų siejama su Pitagoru, kiek anksčiau Pitagoras yra gimęs porą dešimtmečių. Jeigu pasižiūrėsime kitą civilizacinę ašį, Indiją, tai irgi panašių metų, nors ten yra šiek tiek diskusijų yra gimęs Buda, Siddhartha Gautama, kuris vėliau nušvitęs šitoje tradicijoje buvo imtas vadinti ir atpažįstamas kaip Buda nušvitęs. Tai, sakau, ten yra šiokių tokių diskusijų, kuris tas laikotarpis, bet tai yra arba jau visiškai tas pats amžius, kaip ir Konfucijaus gyventas, arba 1–1,5 amžiaus vėliau. Tai vėlgi palyginimui, iki Sokrato dar yra kokie 80 metų, Konfucijus mirė dar Sokratui negimus, ir kiti jau senovės graikų mąstytojai, kuriuos mes atsiremiam, Platonas, Aristotelis, jau dar keliais šimtmečiais vėliau. Koks tas gyvenimas buvo Konfucijaus jam gimus? Čia matote sudėjęs citatą ir tas mano kalbėjimas apie Konfucijaus kaip mokytojo paveikslais daugiausiai šiandien ir remsis ta knyga, kuri priskiriama yra Konfucijui apmąstymais ir pašnekesiais. Ir čia yra jau pirmoji tokia citata, kur mokytojas, tai aišku, tas kreipinys, kuris skirtas Konfucijui pačiam, tai Konfucijus sakė, kad 15 susitelkiau mokymuisi. Čia taip ta jo istorija, kurią jis pats pradeda pasakoti jam priskiriamoje knygoje apie save, jinai prasideda nuo 15 metų, kai jis pasiryžta ar susitelkia, ar apsisprendžia mokytis, bet iš kitų vietų šitos knygos ir iš ankstyvųjų istorijos knygų mes irgi žinom, kad Konfucijus iki šito laikotarpio, apie kurį jis pats pradeda šnekėti, nuo 15 metų, kad iki šito laikotarpis gyveno labai vargingai ir sunkiai ir kad dirbo įvairius, mes dabar sakytumėm, nekvalifikuotus darbus ir savo mokiniams jis tą yra sakęs. Tai gyvenus tokiom varganom sąlygom, tėvas jau buvo nusigyvenęs karininkas, nusigyvenęs ir jau gerokai pagyvenęs. Konfucijui buvo 3 metai, kai jo tėvas mirė ir jis liko vien tik tai su mama. Tai tas jo paties išsimokslinimo toks fonas, su kokiu mokslu jis ateina, tai tokį labiau turėtumėm turbūt įvardinti Konfucijų kaip savamokslį. Ir nors yra ten jau vėlesniuose knygose, istorinėse knygose pasakojimo apie tai, kad jis yra turėjęs ir gavęs ir formalų, bet tokį, sakytume, taip švelniai neelitinį, paprastą išsilavinimą, bet mažai įtikinami yra tie pasakojimai. Ten ko gero yra daugiau jau tiesiog iš to laikotarpio, kai Konfucijus buvo, galim sakyti, sušventinamas, tai kad neatrodytų keistai, kad savamokslis tampa pačiu
na, tokių įtakingiausių mokymų, atsiranda tų tokių pasakymų, kad jis irgi turėjo tokį formalų išsilavinimą. Bet šiaip reikėtų sakyti, kad jis yra savamokslis ir ko gero ta jo, na, tokia varginga vaikystė, galim tokie versiją kelti, kad irgi prisidėjo prie jo šito noro susitelkti į mokymą ir iš tikrųjų tiek dėmesio skirti mokymus. Laikotarpis, kuriuo Konfucijus gyveno, irgi yra svarbus turėti omenyje pačius svarbiausius to laikotarpio aspektus. Tai yra vadinamas kariaujančių karalysčių laikotarpis, kai tai, ką mes dabar žinome kaip vieną vientisą kultūriškai, iš dalies ar kalbiškai vientisą erdvę, Kiniją, ar civilizacinį lauką, galėtumėm sakyti, Kinija. Tuo metu tai yra dar iki imperinis laikotarpis, dar Konfucijaus gyvenamų metu Kinija niekada nebuvo susivienijusi ir susijungusi į vieną, ar tai imperiją, ar šalį. Ir tai buvo nuo 14 vis mažėjo tų karalysčių skaičius, kelių karalysčių toks sambūris. Visos tos karalystės jautėsi, kad jos turi vieną kažkokį tokį kultūrinį, civilizacinį pamatą, bendrą pamatą, bet visos jos buvo tiek skirtingos, kad turėjo ir reikšmingai skirtingas rašto sistemas, ir skirtingas kelių sistemas, turėjo visiškai skirtingas kalbas, todėl tas kariaujančių karalysčių laikotarpis ir buvo kariaujančių karalysčių, nes visos jos norėjo tapti tą pagrindinę visas likusias suvienijančią karalystę. Tai toks suirutės laikotarpis galim turbūt palyginti kažko panašaus į ilgą laikotarpį Europos istorijoje, kai vieną civilizacinį kažkokį pagrindą turinčios šalis vis dėlto tarpusavėje nesutarė, kuri iš jų yra svarbiausia ir turėtų vienyti ir jungti kitas. Tai ta politinė socialinė suirutė tikrai irgi pridėjo to tokio gal supratimo, poreikio ieškoti turbūt ir kitokių sugyvenimo kelių negu kad karinis kelias. Tai tas laikotarpis, kariaujančių karalysčių laikotarpis, jis taip pat irgi yra vadinamas jau intelektinėje istorijoje kaip 100 mokyklų laikotarpis, kai klestėjo tai, ką mes dabar vadinam filosofinėmis mokyklomis. Tai daoizmas, legizmas, moizmas ir kitos mums šiandien jau mažai girdėtos mąstymo, politinio mąstymo, tokio visuomeninio mąstymo mokyklos. Tai buvo ir toks reikšmingas pasaulėžiūros ar ir tokio religinio kulto transformacijos laikotarpis. Tai aišku, mes jau tik tai vėliau ir giliau leisdami turinį to, ką Konfucijus mokė, mes matytumėm, kad Konfucijus viena vertus buvo to laikmečio vaikas, tai kad jis buvo įtakotas šitų pokyčių, apie kuriuos šneku, tiek neigiamų pokyčių tos suirutės, tiek ir tų galbūt teigiamų pokyčių, nes toks visiškai mitinis, gal labiau prietarais arba tokiais vien tik tai religiniais simboliais pagrįstas mąstymas, jis vis labiau ir labiau darosi tokiu žmogų į centrą keliančių mąstymų, štai dažnai vadinamas ir humanistiniu laikotarpiu. Tai Konfucijus nebejotinai buvo to laikotarpio, kaip ir sakau, vaikas, jam įtaką tas laikotarpis darė, bet ir giliau pažvelgia jo mokymą, matytumėm, kad jis labai reikšmingai užtvirtino arba leido įsitvirtinti šitiems pokyčiams, kurių metu gyveno. Na ir tai, ką mes apie Konfucijų žinom arčiausiai to laikmečio, kai jis gyveno, tai yra knyga, kuri kiniškai vadinasi Lunijų. Mes lietuvių kalbą, Zita Mažikaitė, versdama iš vokiečių kalbos į lietuvių kalbą Lunijų tekstą, išvertė apmąstymai ir pašnekesiai. Tai yra tekstas, kuris sudarytas iš šiek tiek daugiau negu 500 tokių trumpų paragrafų. Tai paprastai yra arba trumpi dialogai tarp Konfucijaus ir jo mokinių, tarp Konfucijaus ir kurios nors iš valstybių regiono vadų, karalių, galbūt tarpusavėje tarp mokinių, arba tokie ne dialogo tipo, tiesiog tokie trumpi pastebėjimai, kurie arba bendresnio pobūdžio, arba konkrečiai apie Konfucijų.
Ir ta knyga Lunijų, jinai, nors yra priskiriama Konfucijui, mes dažniausiai taip ir sakom Konfucijaus Lunijų arba Konfucijaus apmąstymai ir pašnekesiai, bet ji buvo ir užrašyta gerokai po Konfucijaus mirties. Ir tie atskiri paragrafai sujungti į tekstą, tokį, kokį mes dabar paveldėjom ir kurį versdami iš klasikinės kinų kalbos verčiam, tą tekstą suformavo būtent tokia tvarka, o ne kitokia, suskirstydami į 20 atskirų skyrių arba dar vadinamų knygų, atskirų knygų, jau tik tai Konfucijaus net ne mokiniai, o Konfucijaus mokiniai arba mokinių mokiniai. Tai tekstas ta dabartinė forma yra susiformavęs maždaug, galėtumėm taip sakyti, maždaug 300 metų jau po Konfucijaus mirties. Tai ir tą knygą, kai mes skaitom, tai irgi ją reikia ir skaityti kaip tokį tekstą, kuris tikrai nėra vieno autoriaus tekstas. Ir tą tokį bandymą, bet kuria mums rūpima tema, bandymą suprasti, ką ar Konfucijus galvojo, ar ką jo aplinka galvojo, reikia didelę dalim suverti iš skirtingų karoliukų į tokį į vientisus karolius reikia suverti patiems ir žiūrėti, kur ir kuriuose vietose yra šnekama panašiom temom, ar naudojamas tas pats techninis žodynas ir bandyti taip pat iš kelių dalių tą mozaiką susidėjus pamatyti bendresnį vaizdą. Tai aišku, didelė dalim jau tos jau įtvirtintos, jau redaguotos ir tada į Kinijos kultūrą, įėjusios tos knygos dėka, Lunijų dėka, Konfucijus ir įgauna tą tokią ašinę vietą ir ašinę svarbiausią vertę Kinijos civilizaciniam lauke. Tai reiškia, kad ne vien tik tai pačioj Kinijoj, bet ir tose šalyse, Kinijos kaimynėse, kurios patyrė kultūrinę Kinijos įtaką. Tai Konfucijaus gimtadienis yra švenčiamas ir kaip mokytojų diena jis yra švenčiamas ne tik Kinijoje, Taivane, Honkongė, Singapūrė, vietose su didelė etninių kinų dauguma, bet ir kitose regiono šalyse, Vietname, Korėjoje, Japonijoje. Tai ir va tas paveikslėlis, kurį čia matote, vienas iš turbūt tokių ikoniškiausių, labiausiai paplitusių Konfucijaus vaizdavimų iš 6 amžiaus. Šitas paveikslėlis yra dailininkas Wu Taozi iš Tang dinastijos, maždaug 7 amžiaus mūsų eros, šitą graviūrą sukūrė ir jie atėjusi kaip toks žymiausias Konfucijaus atvaizdas. Aišku, kad tai yra spėjimas, kaip Konfucijus atrodė, nes vėlgi tai paveikslas darytas 1000 metų po Konfucijaus gyvenimo laikotarpio. Čia keletą kitų idėjų irgi mažai turėsiu paveikslėlių, visus juos išrodysiu paskaitos pradžioje. Keletas kitų Konfucijaus vaizdavimų, matote kairiai pusiai ekrano iš knygos atspaudas Konfucijaus paveikslas, per vidurį akmeninė stela, kurioje išgraviruotas. Panašu, kad tas pats irgi Wu Taozi Tang dinastijos šito dailininko pati graviūra, šiek tiek stilistiškai, tik tai veido yra kai kurie skirtumai. Dešinė įdėjau irgi, tai yra antspaudas darytas nuo akmeninės stelos. Įdėjau tam, kad pamatytumėm, kaip Konfucijus dar ir savo mokinių rate buvo vaizduojamas. Tai šiuo atveju ne ratas mokinių, tik tai vienas mokinys matomas. Iš paskos Konfucijui eina jo mėgstamiausias mokinys Yen Hui. Šiandien dar minėsiu jį, turėsim progos ir apie jį pakalbėti. Bet ne tik Kinijoje Konfucijaus figūra buvo svarbi, ar yra svarbi, ar bent jau reikšminga ir žinoma. Čia matom 2 Europoje žinomus Konfucijaus vaizdavimo atvejus. Tai kairiai pusėje yra puslapis iš Paryžiuje leistos knygos, čia pati 17 amžiaus pabaiga, jėzuitų leista knyga apie Konfucijų, Principis Konfucijai.
Vita, tai Konfucijaus gyvenimo ir mokymo principai. Ir tai yra ta pirmoji knyga, kurioje buvo supažindintas tas jau europietiškas intelektualinis pasaulis su Konfucijaus idėjomis, o dešiniai pusėje šiaip aš irgi visai nesenai tik tai šitą pamačiau, kažkaip atnaujintam Wikipedijos puslapyje atsirado šitas paveikslas, tiksliau paveikslo dalis. Čia yra iš Luvro XIX amžiaus pradžios tapybos, panašu, kad darbas, negalėjau įsigilinti ir panašu, kad čia tik tai jo dalis yra, kur matot, sustoja yra keli asmenys veikėjai ir ten apačioje dešiniam, taip jau kampe, kažkaip iš apačios išnyra Konfucijus. Čia yra Jean-Baptiste Mozės paveikslas, kuriame vaizduojamas dar yra ir pranašas Mozė, Muhamedas ir Konfucijus ten kažkaip atsiradęs. Mane patys sudomino, reikės pasidomėti, kas čia per scena. Tai tas Konfucijus kaip mokytojo įvaizdis, jis tikrai nuo pat jau pirmųjų tų tokių sąlyčio tarp Europos ir Kinijos momentų taip pat irgi persikėlė į Europą ir į vakarų pasaulį ir tikrai turbūt pirmiausia ir kyla į asociaciją, kuri siejama su Konfucijumi, yra būtent Konfucijaus kaip mokytojo, kaip 10 000 kartų mokytojo. Tai ir pasižiūrėkim, ką mes galim rekonstruoti, kaip sakiau, iš tų karaliukų, kokią mozaiką, kokį paveikslą galima suverti. Ir pereikim per tuos, nekalbėsiu nieko apie mokymo turinį, tai yra kokias idėjas jis savo mokiniams skleidė, arba apie kokias idėjas jis diskutavo su tais vadovais, su kuriais susitikęs stengiasi jiems irgi pasiūlyti tam tikrą ir visuomenės tvarkymo ir valstybės valdymo modelį. Tai apie tą turinį kalbėsim, o kaip ir minėjau, kalbėsim tik apie patį mokymasi, tą studijavimą ir mokymą, tai yra jau kitų mokymą. Ir kaip ir minėjau, per patį tekstą eisim ir čia mano vertimai. Kai kur tie mano vertimai čia yra tokie, kur aš esu jais patenkintas ir manau, kad galima juos tokiais palikti, kai kurie taip greitai sumesti ir taisytini. Tai jeigu turėsit ir dėl vertimų klausimų, tai laukiu ir tokių. Tai pirmiausia, reikia pradėti nuo to, kad ne tik šitą progą, kurią ir Vaidotas mane pristatydamas ir temą pristatydamas sakė, ir nuo kurios aš pradėjau, ne tik pati ta Konfucijaus gimtadienio ir Konfucijaus kaip mokytojo įvaizdžio, šitie faktai tai leidžia arba siūlo mums kalbėti apie mokymą ir mokymąsi kaip apie svarbias dalis Konfucijui, bet jau tas faktas, kad mokymasis, tai yra hieroglifas rašmuo, kuris reiškia mokytis, pradeda tą knygą, kuri priskiriama yra Konfucijui. Pats prasideda knyga nuo Konfucijaus teiginio mokytis ir tinkamų metų praktiškai pakartoti tai, kas išmokta. Argi tai neteikia pasitenkinimo. Ir čia, aišku, vienas svarbus akcentas yra tai, kokią mokymui vertę suteikė būtent šitoks, aišku, čia vėlgi primenu, kad redakcija buvo knyga užrašyta ir redaguojama gerokai po Konfucijaus mirties, bet bent jau tai, kaip redaktoriai matė, kas yra svarbiausia, tas atkelimas į pačią pradžią tos minties apie mokymąsi ir knygos pradėjimas būtent nuo žodžio mokytis, jis turbūt neatsitiktinai tokia ir rodo pačią vertę mokymosi, koks mokymuisi kaip procesui yra suteikiamas svoris tiek šitoj knygoje, o ilgainiui ir visoje kultūroje, ir tą galime matyti iki pačių dienų, kur atrodo, kad tėvų pagrindinė užduotis, kur jie išleidžia daugiausia pinigų, kam jie irgi verčia savo vaikus skirti daugiausiai laiko, tai yra būtent mokymasis, vaikų mokymasis.
Yra toks, atrodo, yra visos, ne tik tai pačių vaikų, tie, kurie aktyviausiai mokosi reikalas ir užsiėmimas, bet atrodo visos tos išplėstinės šeimos, šeimynos reikalas. Seneliai eina pasimti, nuveda vaikus į mokyklas ar darželius ir iš jų pasiima, tėvai tuo tarpu dirba, kad galėtų ne tik tai suteikti gerą formalų mokymąsi, bet ir nepriekaištingą neformalų mokymąsi, o vaikai beveik visam tam tokiam tolimosios rytų Azijos regione, nuo Kinijos iki Japonijos tolimiausių salų, atrodo, kad nieko kito per visą dieną ir neveikia, kaip tik tai mokosi po mokyklos tiesiai eidami pas korepetitorius ir grįždami tik labai vėlai vakare namo. Bet tas toks įvaizdis, kurį aš drįsiu sakyti, šiandien turbūt daugelis mūsų turim apie mokymąsi kaip apie kažką labai tokio varžančio ir sunkaus ir primesto iš išorės. Šitas įvaizdis atrodo visiškai netinka tam, kaip apie mokymąsi, galėjimą mokytis ir studijuoti, galvoja ir šneka pats Konfucijus. Ir čia, man atrodo, labai svarbus yra šitas akcentas, kuris matomas jau tam pirmam sakinyje, kad jis apie mokymąsi kalba net nesu pavedimu ar pamokymu, paliepimu mokytis, bet atkreipdamas dėmesį, kiek tai teikia džiaugsmo. Ir kad tas mokymasis irgi čia jau matome, kad iš karto yra siejamas ir su praktinė veikla, ir tą irgi nuolat kartosiu, kad tas mokymasis Konfucijui ir visai konfucianistiniai kultūrai pirmiausia yra praktinis įgyvendinimas ir išpildymas, o ne kažkoks teorinis pasaulio, kuris liktai būtų ten už mūsų ir visiškai aiškus ir skaidrus, ir tik mums reikia jį tinkamai susivokti, ne šitoks teorinis mokymasis. Bet čia vėlgi grįžtu prie to akcento, kad tai yra veikla, kurią Konfucijus pirmiausia mato kaip džiuginančią veiklą. Ir džiuginantis turbūt yra ne tik pats mokymasis ir galėjimas tą praktiškai gyvendinti. Manau, kad daugelis mūsų, ne kiekvienas mūsų čia dalyvaujantys šitoje paskaitoje esam patyrę to džiaugsmo, atpažinimo džiaugsmo, sugebėjimo kažką padaryti ar teisingai, egzaminą išlaikyti, esam patyrę tą džiaugsmą. Bet džiaugsmas turbūt irgi neišvengiamai Konfucijui asocijuojasi su mokymusi, todėl kad mokymasis neišvengiamai yra kolektyvinė veikla. Tai yra, toks, galim sakyti, komandinis žaidimas. Čia aš jau nebedėjau likusios šitos citatos, šito paragrafo dalies, bet po to Konfucijus pratęsė šitą sakymą, kad negi neteikia pasitenkinimo mokymasis ir pakartojimas tinkamą metu to, ką išmokta, praktinis pakartojimas, ir tada jis tęsia, sakydamas sulaukti draugų, arba galima būtų versti bendraminčių iš tolimųjų kraštų, argi tai neteikia džiaugsmo. Tai labai panašu, kad tie bendraminčiai ir tie draugai, kad jie atvyksta ten ne šiaip pasitiktinai tik tai aplankyti Konfucijaus, bet kad tai irgi yra dalis mokymosi proceso. Tai yra ėjimas, ieškojimas mokytojų ir važiavimas, ėjimas pas juos, ieškojimas tos bendrijos, kuri gali suteikti sąlygas ir gali įgalinti tą mokymąsi. Reiškia, jis niekada nėra veiksmas, kuris atliekamas vienumoj. Ir matot, sako, kad tie bendraminčiams tiems atvykus kyla džiaugsmas. Tai ir tas buvimas kartu ir mokymasis vienas iš kito Konfucijui asocijuojamas su to džiaugsmu. Bet turbūt, kad irgi ir turint omeny tą jo vargingą vaikystę ir tą jo ir savo mokiniams išsakytą tokį, kad aš jokius darbus nespjaunu, esu vaikystėje dirbęs tų tokių padienių arba nekvalifikuotų darbų, gal irgi suteikia daugiau motyvacijos mokymuisi, jeigu esi pabandęs kažkokių tokių fiziškai varginančių darbų. Kitas svarbus aspektas, kuris irgi jau iš paties Konfucijaus lūpų nuskamba ir yra visiškai neatsiejamas nuo mokymosi studijavimo sampratos Konfucijaus mąstyme, tai yra tai, kad mokymas tęsiasi visą gyvenimą. Čia aš dar kartą kartoju, bet tik jau pilnesnė imtimi citatą, kurios dalį jau matėte, kur Konfucijus sakė, kad būdamas 15 susitelkiau mokymuisi. Ir galim pasižiūrėti, ką jis toliau šneka apie tą savo asmeninė istorija, ir ten matysim, kad tas mokymasis kažkokiu aspektu, nors nebėra kartojamas pats terminas, bet persikloja ir per visus kitus jo gyvenimo laikotarpius. Tai sako, būdamas 30 radau savo vietą, 40 nebeabejojau, o 50 supratau natūralių aplinkybių veikimą.
Tai čia šitoj daly mes matom, kad tas mokymasis liktai irgi Konfucijui yra toks savęs plėtimo, savęs auginimo procesas, su tokiais ratilais, kaip lik akmenį kokį metus į ežerą, tokiais ratilais plečiasi. Iš pradžio atrodo, tai yra vidinis toks motyvacinis veiksmas, susitelkimas pačiam mokymuisi, paskui matom, jis sako, 30 radau savo vietą, ten galima mes ją suprasti ir tokia egzistencinė prasme, šiaip pats hieroglifas, kurį aš verčiu kaip radau savo vietą, reiškia stovėti dviem kojom ant žemės, tvirtai stovėti ant žemės. Tai jis gali reikšti tą tokią egzistencinę, kad aš atsistoju tampu savarankišku žmogum, bet ir tą tokią socialinę prasme, kad radau savo vietą, nes tai irgi yra susiję ir tokiu su socialiniu statusu arba profesiniu tiek statusu, tiek profesinė veikla. Tai reiškia, kad iš tos tokios vidinės motyvacijos mes tada einam į tą tokį jau platesnį, tokį socialinį lauką, kur įsitvirtinam, tada 40 sako nebebejoju, čia aš irgi daugiausiai siečiau, manyčiau, kad ten tas yra tas toks plėtimosi momentas, tai kad tas nebejojimas turbūt irgi jau labiau reiškia būtent apie ne kažkokią vidinę tokią būseną, išskirtinai, ne vien tik išskirtinai vidinę būseną, bet ir gebėjimą elgtis su kitais žmonėmis tokiu būdu, kuris yra tinkamas. Reiškia, kad jis nebereikia jam svarstyti, dar ilgai galvoti, kaip pasielgti su sutiktais žmonėm situacijose. Čia aišku jau yra papildoma interpretacija, bet aš ją irgi remiu tam kai kuriom kitom vietom pagal tai, kaip tas nebejojimo terminas yra naudojamas kitur. Ir 50 matom, kad jis jau šneka apie supratimą, apie žinojimą tų natūralių aplinkybių, visos visumos, tos aplinkos, kurioje jis gyvena ir veikia, tai jis atrodo, kad irgi tokį prasuka naują ratą, tokios ir savirefleksijos, o kodėl būtent aš taip veikiu, kokių aplinkybių, kokių sąlygų dalimi esu, kaip aš veikiu tas aplinkybės ir sąlygas ir kaip jos mane veikia. Ir kas man yra labai įdomu irgi apie tą mokymosi procesą, tai yra tai, ką jis po to irgi šneka, jau savo labiausiai tokiam brandžiame amžiuje, ką jis pasiekė mokydamasis, ar ne? Ir jisai sako, kad 60 jau buvau išlavinęs klausą, o 70 galėjau sekti visais savo širdies proto troškimais, neperžengdamas mato. Ir man čia irgi tokia atrodo reikšminga yra detalė, kad tas mokymasis arba jo to žmogaus augimo paskutiniai etapai yra išsakomi tokiais terminais, kuriuos aš labiau aiškinčiau ir juos vadinčiau estetiniais ir egzistenciniais terminais. Tas eršun klausos išlavinimas, jis neišvengiamai siejasi mano galvoje bent jau su muzika ir tada irgi, kad tas mokymasis jis kažkokiai gauna irgi tokią išsimokslinęs žmogus įgauna kažkokią muzikanto savybę arba pobūdį muzikantų. Ir kai aš galvoju, kas ten gali būti tokio vertingo toj muzikanto savybėje, tai ir yra turbūt gebėjimas girdėti ir klausyti, ne? Ir užtat jis ir tą ir vardina. Pažodžiui, ten tekstas ir sako, šun ausis sklandi buvo, tas šun yra toks kaip upės sklandus tekėjimas. O 70 jis dar gali sekti bet kuriais savo širdies proto troškimais, nebuvo daromas skirtumas Konfucijaus gyvenimo laikotarpiu tarp tokios labiau emotyvios, emocinės žmogaus pusės ir kognityvinės, mentalinės žmogaus pusės, tai toks jautimas ir žinojimas arba jautimas ir racionalus galvojimas buvo matomas kaip viena funkcija, perliejanti abi šitas mūsų išskirtus aspektus. Ir tas sekimas ir toks pasidavimas tam troškimui, o ten troškimas kiniškam tekste ten yra toks žodis, kuris tikrai per visą ankstyvą kinų mąstymo laikotarpį vartojamas kaip dažnai ir neigiama prasme, kaip toks impulsas, kaip toks emociškas toks postumis, kuriam sunku atsispirti. Ir čia matom, kad jis sako, aš galiu jau sekti bet kuriais tais troškimais, neperžengdamas mato. Ir man atrodo, kad jis neperžengia mato, arba tos normos, ne todėl, kad sugeba save sukontroliuoti, nes pats tekstas sako, kad jis nekontroliuoja, jis tiesiog seka tais troškimais, jis nekontroliuoja savęs, bet jis neperžengia mato todėl, kad net jeigu jisai sulaužo kažkokią tai esamą tuo metu bendruomeniai, visuomeniai, toj politiniai struktūrai priimtą sugyvenimo, bendrabuvio būdą, tai jis tuo peržengimu, tuo sulaužimu esamų nustatytų taisyklių, tuo pačiu nepalieka
visų mūsų ir savęs kažkokioj tokioj suirutės būsenoje, o kuria to savo peržengimu, kuria naujas tvarkas, tokį naują sambuvio, naują bendrabuvio audinį. Kaip jau ir minėjau, mokymasis jam nėra teorija, tai nėra knyginis mokymasis. Ir čia kitą citatą jums pateikiu, kur Konfucijus sako savo mokiniams, jau tokia irgi kaip instrukcijas duodamas, trūksta kablelio, nes čia kreipinys: mokiniai, grįžę namo, būkite dėmesingi tėvams, o viešumoje būkite palankus vyresniesiems, būkite atsargus, bet jei jau ką pažadėjote, laikykitės žodžio, iš visų jėgų praleidau kažką, iš visų jėgų, to ieškau tekste, iš visų jėgų rūpinkite žmonėmis, bet artin prisileiskite tik bendražmogiškuosius, jei šitaip veikdami dar turėsit papildomų jėgų, jas panaudokit studijuodami raštus. Siuoban. Tai čia irgi matom, kad tas svarbiausi aspektai, kuriuos Konfucijus nurodo kaip reikiamus atkreipti dėmesio, vis dėlto yra praktinis veikimas. Atsimenu tą pirmąją citatą, sakiau, kad mokytis ir tinkamu metu panaudoti praktiškai arba įgyvendinti tai praktikoje. Tai čia jis ir pradeda tuos savo instruktažus būtent apie patį veikimą ir veiklą, apie deramą, tinkamą veiklą ir deramą ir tinkamą priklausomai nuo to, kokioj aplinkoj tu veiki. Iškia vienoks veikimo modelis yra, kai aš esu savo, sakykime, dabartiniais terminais sakytumėm šeiminiai aplinkoje, kitoks veikimo modelis yra, kai aš išeinu į plačiąją visuomenę, kai aš gyvenu ar elgiuosi su žmonėmis, jau čia irgi galima iš kiniško teksto tokį kontekstą atgaminti, kad ko gero čia yra kalbama apie tokias oficialias pareigas, kai yra kažkas, tas džum, kurį čia aš išverčiu kaip žmonėmis tiesiog, jis daugiau gal galėtų arba reikėtų įversti kaip masės, kaip visuomenė. Tai yra, čia ko gero Konfucijus turi omenyje tos savo mokinius, kurie kažkokias oficialias pareigas turi, politinės ar tokias administracinės tarnybinės pareigas. Tai reiškia, akcentais deda vis dėlto į patį veikimą ir į patį deramą veikimą. Ir nepaisant to, kad tas mokymasis yra iškeltas į priekį ir nuo jo pradedamas pats tekstas, bet mokymasis būtent iš knygų, arba labiau toks, ką mes irgi dabar įvardinam teoriniu mokymu, matom, kad yra sakomas, kad jam skirkime laiko tik tuo atveju, jeigu dar įgyvendinus visą tai, kas buvo jau Konfucijus pasakyta, jeigu dar tam lieka fizinių jėgų. Nes pats tekstas tą ir sako, ten July, jeigu dar liko fizinių jėgų. Tas irgi įdomu, kad turbūt irgi reikėtų taip nepraleisti visiškai pro ausis to, kad čia apie fizinės jėgas šneka, kalbėdamas apie tai, kad tik joms likus tada jau sėskite prie knygų, kad mokymasis yra toks viso kūno veikla Konfucijui, tai nėra kažkoks vien tik tai galvoje, tokia galvos arba savo tokių vidinių pamastymų erdvėje uždarytas veiksmas. Vėlgi grįžtu prie to paties, kad tai yra tas komandinis žaidimas, kaip pasakiau. Ir jis yra komandinis žaidimas dar ir to, kad jis yra įkūnytas, kad jis yra visame mano kūne ir tas mokymosi procesas jis ir turi perlėti. Ir turi naudotis visų kūnų ir turi perlėti visą tą kūną. Ir kaip matom, mokymasis Konfucijui yra toks egzistencinis poreikis, tai nėra kažkokia vien tik tai pragmatika. Ką galėtumėm galvoti, kad gal ta jo tokia varginga vaikystė, jam uždeda tokią atspaudą, kad mokykis, nes tada bus lengviau gyventi. To kažkur yra kitose vietose, bet čia matom šitoj citatui labai aišku tokį akcentą, kad mokymasis yra paties žmogaus ir asmeninio tobulėjimo uždavinys, o ne tik kažkoks tai pragmatinis siekis lengviau, patogiau, geriau, deramiau gyventi. Mokytojas sakė, kad senoje besimokantieji tai darė savo, šiandien tie besimokantieji mokosi kitiems, tik tai dėl kitų. Tai norėdami kažką kitiems arba parodyti, arba mokydamasi taip gan formaliai, labiau žiūrėdami į tai, o ką kiti galvoja apie mane. Nes jis kitose vietose irgi taip labai aiškiai sako, kad tas jau save užauginęs, išsimokslinęs žmogus, tas toks moralinis
egzistencinis bendruomeninis idealas, Džunzi, pavyzdinis žmogus, kad jis nenuliūsta, net jeigu kiti žmonės jo nežino, net pažįsta. Tai čia ko gero Konfucijus tiek save reflektuodamas, tiek ir savo mokinius matydamas, kad tas besimokantis žmogus jis dažnai yra ir, tokio plataus požiūrio, bet ir didelės ambicijos žmogus, ir kad tos ambicijos gali trukdyti ir prioritetus tiesiog sujaukti, kai mes pradedam mokytis labiau dėl įvaizdžio, dėl gražios kalbos, dėl gebėjimo padaryti įspūdį kitiems, tai kad jis tokį jau kaip irgi saugiklį iš karto bando įdėti, sakydamas, kad to nereikėtų daryti, nes matote, senovėje buvo kitaip, o senovė, aišku, irgi yra tas idealus laikotarpis, kuriame dalykai veikia geriau, negu kad jie veikia dabar. Kad mokymasis kartu, nors ir Konfucijus, kaip matom, ir duoda ir tokį instruktažą, ir tas jo, bent jau dėl to, kad pats tekstas yra užrašytas tokia labai trumpa ir dažniausiai be konteksto pateikiama kalba, nors atrodo toks labai aštrus, labai griežtas ir kategoriškas instruktavimas, bet gilinantis į tekstą yra akivaizdu, kad Konfucijus negalvoja, kad mokytojas yra tas toks autoritarinio tipo lyderis, kuris pasako, kaip savo mokiniams, kaip turi būti ir kaip turi būti veikiama. Ir čia viena mano mėgstamiausių ištraukų iš Lunijų teksto, kur Konfucijus sako, jog mokymasis be mąstymo klaidina, ir mąstymas be mokymosi kelia pavojų. Jis pradeda irgi nuo šito, kad tas mokymasis jis turi būti perlėtas to savarankiško, reflektyvaus ir gilaus mąstymo. Ir jis yra toks, jis kitose kontekstuose gali reikšti ir tokį lyg ir svajojimą, bet ir labai intensyvų mokymasi. Galima čia bandyti irgi kažkokio etimologiškai knaisiotis šitam terminė, nes viršuje yra ariamo lauko rašmuo tien, o apačioje širdis protas, tai lyg tai irgi atrodo, tas mąstymas yra ta tokia jau intelektualinis, tiek pat sunkus ir tiek pat kūniškai toks, tiek pat įkūnytas veiksmas, kaip ir darbas rugių ar ryžių laukose. Ir aišku, kita vertus, jis vėlgi, kur matysis dar ir iš kitų citatų, ir šitoje skaidrėje jau matomų, jis to pačiu vis dėlto sako, kad nors iš mūsų reikia savarankiškumo, iš mūsų reikia vidinės motyvacijos, bet jos nepakanka arba ji nėra pakankama tam, kad pasiektumėm gerų deramų rezultatų, vis dėlto mokymasis turi eiti tokiu pamatu, kuris suteikia tinkamą gerą formą tam mūsų savarankiškam mąstymui. Tai už tai sako, kad mąstymas be mokymosi kelia pavojų. Įvairiai galima, aišku, interpretuoti šitą vietą. Pavojus, atrodo, čia galim sakyti vien tuo, kad jeigu aš kažką tai mąstau ir galvoju, visiškai nekreipdamas dėmesį į mokymasi, pavojus jau bent jau yra toks, kad gal kažkas jau tą yra sugalvojęs ir gali man pasiūlyti ir aš tiesiog gaištu laiką. Tai matai, kad mokymasis yra bet kokios prasmingos veiklos pamatas, ir matom irgi iš kitos citatos, kur mokytojas sako, tokia, man kažkokia savironiška labai gaidelė šitame girdisi, sako, aš visą dieną nieko nevalgiau, visą naktį nesudėjau bluosto, vis galvojau, vėlgi tą patį jis vartoja, apie kurį ką tik šnekėjau, apie tą mąstymą, sako, vis galvojau, bet bergždžiai, pūjį, nebuvo jokios naudos. Ir tada jis tokia išvada sako, pužusiu, jau geriau būčiau mokęsis. Tai, kad tas savarankiškumas ar bet koks kitas savarankiškas veikimas, kurio ir paskui iš kitų citatų matysit, Konfucijus ne tik iš mokinių reikalauja, bet ir iš savęs reikalauja, jis vis dėlto turi būti įvilktas į tą didesnį tokį audinį, tą socialinį, į tą tokį kultūrinį, istorinį audinį. Ir matom ten kitoje vietoje, čia aš tik tai ištrauką to paragrafo jums duodu, kur sako, jis ten išskleidžia per kelis, čia irgi ne visus išvardinu, kur su mokiniai šnekasi, kad sako, dalykai, kurie yra iš principo arba dažniausiai yra teigiami ir labai geri, jie tuo pačiu gali būti ir žalingi, ir blogi. Ir jis tada aiškina šitoj vietoj, kurią aš jums pateikiu, kokie tie geri dalykai gali būti
kenksmingi ir kodėl. Ir matysim, kad visi jie yra arba gali būti kenksmingi, arba ilgainiui tampa kenksmingi, jeigu tie geri dalykai yra daromi be mokymosi. Kai vertinamas bendražmogiškumas, nevertinant mokymosi, trūkumas tas, kad lengva būti apkvailintam, kai vertinamas žinojimas, nevertinant mokymosi, trūkumas tas, kad pasidarai įdomus tik pats savo, kai vertinamas žodžio laikymasis, nevertinant mokymosi, trūkumas tas, kad lengva prisidaryti bėdos ir taip toliau, ir taip toliau. Ir pereikim prie mokymo, tai tada jau kaip Konfucijus, čia pradžioj žiūrėjom ir viena vertus, ko jis, kaip, ką galėtumėm rekonstruoti, ko jis tikėjosi iš savęs, kaip to besimokančiojo, aišku, ir ko jisai laukia iš savo studentų. Bet kalbėdami apie mokymą, jau ten daugiau irgi akcento matom apie tai, o kas gali būti mokytojas, kokie yra mokytojai, arba kokie yra to mokymo būdai, metodai. Ir pirmiausia, aš turbūt pradėčiau nuo to, kad mokymas, arba gal netgi plačiau, tas, kuris moko, tai yra mokytojas, galėtumėm irgi kaip atskirą tokį techninį terminą čia skirti ir žiūrėti, kaip mokytojo figūra yra suprantama Lunių tekste. Bet aš ėmiau vien tik tai per tą dziao, per mokymo sampratą. Tai kad mokytojas yra ne vėlgi tas toks instruktorius, vedlys, kuris pastato ir paliepia daryti taip, o ne kitaip, bet jis yra daugiau toks, kaip aš čia įvardinu, egzistencinis orientyras, į kurį yra lygiuojamasi daugiau kaip į tokį bendriausią idealą, ir naudojantis tuo vis dėlto turi būti ieškomas savarankiškas kelias ir būdas. Ir čia Konfucijus šneka apie vieną asmenį, kuris jam buvo, ar galima sakyti, kad buvo mokytojas, bet vėlgi ne tas tiesioginis mokytojas, nes Džou kunigaikštis gyveno gerokai iki Konfucijaus, bet kad jis buvo jo tas toks, egzistencinis orientyras. Ir Konfucijus sako, kaip aš smukau, kaip aš pasileidau, koks aš netinkamas esu, arba kaip aš susilpnėjau. Sako, kad jau taip senai nesapnavau, kad susitinku Džou kunigaikštį. Ir ten jau reikia žinoti šiek tiek daugiau, net ne paties Lunių teksto, to situacijos ir konteksto, bet Kinijos istorinio konteksto. Kunigaikštis Džou buvo vienas iš legendinių kinų valdovų. Jis buvo, reikėtų taip pradėti, Šang dinastijos metu, tai yra maždaug 500 metų iki 1000 metų dar prieš Konfucijų, Šang dinastijos metu, kur prasidėjo gražiai ir su tokiu pozityvų, kad išspręstos politinės, socialinės, ekonominės žmonių problemos, vis dėlto per kelis šimtmečius nusirita žemyn ir paskutinis Šang dinastijos valdovas yra visiškas tironas. Ir to tirono pirmasis ministras yra kunigaikštis Wen, arba galima būtų išversti kunigaikštis kultūra. Ir tas kunigaikštis kultūra, jo padėjėjas bando šitą tironą pamokyti, kaip vis dėlto reikėtų valdyti žmonės, kad neštum jiems naudos, o ne skausmo, bet juo nepaklauso tas tironas, galų gale dar ir nužudo kunigaikštį Wen. Ir kunigaikščio Wen, to kunigaikščio kultūros sūnus, kunigaikštis U, arba dar galėtumėm versti kunigaikštis Karas, jau tada prievarta nuverčia tironą ir įsteigia naują dinastiją. Ir va čia Džou dinastija. Ir va šitoj Džou dinastijoje jis, nors yra realus pirmasis imperatorius, vis dėlto pirmuoju imperatorium pavadina savo tėvą kunigaikštį Wen, kunigaikštį kultūrą, bet galbūt neatsitiktinai, kad jis pats tos galios ir valdžios pasiekė, nors gero norėdamas, bet pasiekė ginklų, labai anksti irgi nuo ginklo žūva ir palieka savo dar nepilnametį tuo metu sūnų paveldėtojų naujai įkurtos dinastijos, imperijos. Ir
jo brolis, tai yra to naujojo dar nepilnamečio sosto paveldėtojo dėdė ir yra būtent kunigaikštis Džou. Ir kunigaikštis Džou tą savo nepilnametį sūnėną imasi globoti, imasi jį mokyti ir tam jo sūnėnui sulaukus pilnametystės, tam, kad neatsirastų politinės dvivaldystės ar net ir dviprasmybės, tai kas vis dėlto yra tikrasis imperijos vadovas, kunigaikštis Džou išvyksta iš sostinės, tai palikdamas visą valstybę jau subrendusiam ir išmokslintam jaunajam valdovui. Tai jeigu mes atkreipiam dėmesį į tą kunigaikščio Džou istoriją ir tai, kad tas mokytojas yra matomas ne kaip taisyklių išsakytojas, instruktuotojas, o tada mokinys turi sekti tas taisyklės, mes galim ir šito pasakojimo rekonstruoti, o kaip ko gero apie save irgi jau ir kaip apie mokytoją galvojo Konfucijus. Ir ko gero čia ta paralelė mums ir sakytų, kad Konfucijus vėlgi savo tikslu labiau matė, nors ir mokymasis skirtas yra savo asmens plėtimui ir auginimui, bet kad tai net nėra galutinis tavo kaip mokytojo tikslas, nes tai turi persiduoti ateities kartom. Ir kad net netiek svarbu tavo paties kažkokie formalūs pasiekimai, bet yra svarbu tai, kokį pamatą sugebi suteikti kitiems. Ir ten galima būtų kitas irgi cituoti Lunijų vietas, kurios nėra taip tiesiogiai susijusios su mokymu arba mokytojo figūra, kuris šneka apie pavyzdinį žmogų, apie šitą Džunzą. Bet manau, kad tai irgi yra to paties tokio idėjinio lauko vietos, kuris sako, kad tas pavyzdinis žmogus, jeigu nori ko nors pasiekti, pirmiausiai jis padeda pasiekti tai kitiems. Reiškia, kad mano paties augimas ir pasiekimas jis neatsiejamas, o jis priklauso nuo kitų žmonių augimo. Ir mokymasis Konfucijaus supratimu turi būti prieinamas visiems. Čia tokia trumpa citata, kurioje jis sako, kad mokant nėra skirtumo tarp žmonių klasių, tarp socialinių klasių. Labai toks trumpas 4 hieroglifų, tik tai tokia ta iškarpa, kurią galima būtų dar kitaip versti, kad labiau tokiu irgi performatyviu, tokiu įgyvendinimu, įpraktinimu, tokiu aspektu, tą akcentą daugiau uždedant, sakyt, kad jeigu jau atsiranda mokytojas arba mokymas, jau dziau, nebuvo mokymo ir mokytojo, bet jis atsiranda, tada ūliai, tada išnyksta tie pasiskirstimai, tos klasės tarp žmonių, išnyksta tie luomai arba tie neligimai tarp žmonių. Tai čia galima ir taip traktuoti viena vertus, kad mokymas turi būti visiems prieinamas, nepaisant nuo socialinės padėties, bet gali būti, kad čia jo mintis yra ir ta, tokia, sakyčiau, labai demokratinė mintis, kad kai ten, kur yra mokytojas ir mokytojai, ten nebėra atskirties tarp žmonių. Ir mokymas yra individualus visiškai procesas. Čia yra citata, kurios konteksto reikia. Tai aš tą kontekstą jums dabar ir pasakysiu. Ateina Konfucijaus studentas Zhang You pas Konfucijų ir sako, jeigu mano tėvai ir vyresniai broliai seserys vis dar yra gyvi, ar aš, sako, turėčiau elgtis savarankiškai, ar taip, kaip jie man liepia. Ir Konfucijus jam atsako, tai aišku, kad elgtis savarankiškai, taigi tu žinai, ką tu darai. Zilu užduoda visiškai identišką klausimą, Konfucijus atsako visiškai radikaliai priešingai. Sako, palauk, tai dar tu sakai, kad tavo tėvai ir vyresniai broliai seserys gyvi. Gal paklausyk, ką jie tau sako. Ir trečiasis mokinys tada jau atėjęs, sako, mokytojau, aš nesuprantu, sako, uždavė tą patį klausimą, bet atsakė radikaliai skirtingai jiems. Ir čia jau matote tą dalį, kurią aš jums duodu ir citatą, mokytojas tam dvejojančiam, tam suabejojusiam arba pasimetusiam savo trečiajam mokiniui sako, Zhang You, tas pirmasis mokinys, šiaip jau pats iš savęs yra dvejojantis, todėl aš jį paraginau, o Zilu turi energijos už 2, todėl jį pristabdžiau. Ir per visą tą Konfucijui priskiriamą knygą, per Lunijų, mes nuolat matom, kad tie kalbėjimai apie Konfucijų
ar jo mokiniams svarbius dalykus apie bendražmogiškumą žen, apie prideramumą apie ritualizuotas elgesio formas ir ritualizuotą veikimą ir apie daugybę kitų dalykų, kad visi tie dalykai yra šnekami dažnai ne tik tai skirtingai ir kitaip, bet neretai ir reikšmingai skirtingi, o gal net prieštaraujančiai vienas kitam. Ir čia matom, kad tas pats mokymo procesas irgi tada neišvengiamai Konfucijaus yra matomas kaip toks, kuris reikalauja ne tik tai visos tos aplinkos suvokimo, iš kur aš esu atėjęs ir kokiom sąlygom egzistuojant aš veikiu, bet ir koks mokinys yra priešais tave ir būtent kokio poreikio, koks yra to mokinio poreikis. Reiškia, mokymasis yra individualus, bet ir mokymas irgi yra individualus. Ir labai svarbus aspektas, kuris vėlgi galbūt yra dažnai praleidžiamas pro akis, primetant, gal vairių priežasčių tas stereotipas susidaro, bet vis dėlto, man atrodo, jis gyvas dar yra, primetant tiek Konfucijui, tiek konfucianizmui kaip mąstymo sistemai, tokio konservatyvizmo stereotipą, tokio status quo laikymosi stereotipą, yra praleidžiama pro akis tai, kad ką ir anksčiau šnekėjome, kad to reikia ne individualumo, bet Konfucijus nuolat pabrėžia, arba reikšmingai pabrėžia tai, kad mokymasis yra neįmanomas be vidinės motyvacijos ir be vidinio savo pasiryžimų ir pasirengimo. Mokymasis yra įmanomas tik tuo atveju, jeigu mokytojas prieš save mato arba prieš save susitinka su aktyviu savarankišku mokiniu. Ir čia ir sako, kad netveriu kelių tiems, kurie nirtingai neieško, nepadedu išsisakyti tiems, kurie neformuluoja minčių patys. Jei man parodžius vieną kampą studentai negrįžta su kitais 3, aš nebesikartosiu. Ir čia netgi tokios, galim jausti irgi kažkokio gal ir net tokios suirzimo ir pykčio. Matome, kad reiklus buvo mokytojas Konfucijus tokio daikto kaip sumotyvuoti savo studentus, jis nematė reikalo tam, akivaizdu, kad mokinys pats turi norėti ir jau turi pats ieškoti, kad Konfucijus jaustųsi galys ateiti ir jam padėti. Ir kita vertus, Konfucijus nemanė, kad gali jis išsakyti viską, jis gali parodyti tik tai vieną kampą, bet kiti 3 lieka jau pačiam mokiniai jos rankose juos išsiaiškinti. Ir čia gali būti, kad galima tokia interpretacija, kad kažką Konfucijus vėlgi galbūt skatindamas savarankiškumą, bet Konfucijus kažkokią tai informaciją nors ir žino, bet sulaiko ir dėl to nesako. Galima tokia interpretacija, bet man daugiau irgi galvojant apie kitus aspektus Lunijų knygos, daugiau peršasi tokia nuomonė, kad tiesiog turiu omeny tai, kad tiesiog yra būtent dėl to tokio situatyvumo ir individualumo kiekvieno mūsų yra praktiškai neįmanoma mokytojui žinoti viską, ką reikia pasakyti mokiniui, nes mokytojas nėra mokinio padėtyje, nežino viso to mokinio ar mokinės konteksto ir todėl normaliam mokymuisi, kad jis įvyktų, kad žinyje atsirastų, reikia to susiliejimo iš abiejų pusių, tiek iš mokinio, tiek iš mokytojo. Reiškia, kad mokytojas irgi nėra visažinis, nes jis yra savitam kontekste ir savitoj padėtyje, o mokinys yra savitame. Ir va čia kitoj vietoje, man atrodo, irgi kažkiek šitą paremė tą mano interpretaciją. Jums siūloma čia mokytojas kalba apie savo mėgstamiausią mokinį, kurį jums rodžiau ten toj steloje, sekantį paskui Konfucijų. Janhui jo buvo vardas, tai Konfucijus apie jį sako, Janhui man visiškai nepadeda, iš to, ką kalbu, nėra nieko, kas jam nepatiktų. Ir čia įdomi vieta yra viena vertus to, kad jis kritiškas yra savo mėgstamiausio mokinio atžvilgių. Pats Lunijų tekstas jau sako, kad Konfucijus gedėjo, labai jaunas Janhui mirė ir kad Konfucijus jo gedėjo ne mažiau negu savo sūnaus. Bet ir tai, kad jis iš savo mokinio laukia, tam tikro kritiško požiūrio į jį, į Konfucijų, į mokytoją. Sako, iš to, ką aš sakau, nėra nieko, kas Janhui nepatiktų, kas jo nedžiugintų. Tai reiškia, tas toks, atrodo, be jokio pasipriešinimo, be jokio kritiškumo, be jokio stumimo atgal,
priėmimas visko, ką Konfucijus kaip mokytojas sako, jam atrodo trikdantis ir trukdantis mokymosi procesui, nepadedantis ir jam kaip mokytojui nepadedantis Janhui požiūris, nusiteikimas. Reiškia, reikia mokinio aktyvaus dalyvavimo, o tuo pačiu ir metu ir kažkokio tai iššūkio. Ir va ta vieta, kad čia Konfucijus sako, jog jis man nepadeda, man irgi kažkaip kužda, kad jis nemato mokytojo kaip tokio savaime, kaip savo pakankamo. Tu mokytojų negali būti be aktyvaus mokinio. Esi mokytojas tik tiek, kiek kažkas iš tavęs aktyviai mokosi. Bet kita vertus ir iš mokinio perspektyvos, tada tu negali turėti mokytojo, jeigu tu pats iš jo aktyviai nesimokai. Kažkuria prasme aš kaip mokinys verčiu mokytojų tą žmogų, iš kurio mokausi, su kuriuo bendrauju, su kuriuo keičiamės tomis idėjomis. Ir gal užbaigdamas, kad būtų laiko ir klausimams, paskutinę skaidrę, gal šitą tik tai ir parodysiu. Vėlgi gal kažkiek bandydamas stumti atgal tą Konfucijaus ar konfucianizmo kaip tokio aklo konservatizmo arba tokio aklo status quo besilaikančios idėjų visumos, bandydamas stumti atgal šitą stereotipą, įdėjau šitas citatas, kurios mokytoją rodo kaip žmogų, kuris remiasi į tai, kas jau yra, į savo mokytojus, į savo tradiciją, į savo kultūrą. Savo čia turiu omeny tą, ką esi paveldėjęs, čia neišskiriant savo ir kitų, bet tai, ką esi paveldėjęs, bet vis dėlto ta orientacija, kur link eina tas kūrybos veiksmas, vis dėlto yra tai, kas yra priekyje, kas yra nauja. Ir Konfucijus sako, kas pasikartoja seną, kad suvoktų naują, tas gali mokyti kitus. Ir čia tas suvoktų naują, kažkiek irgi tas vertimas čia, manau, yra tokia interpretacija, nes ten yra džusin, galima sakyti, žino tai, kas yra nauja, bet vėlgi aš čia bandau irgi užgauti tą tokį praktinį aspektą žinojimo, kad tas žinojimas yra ne teorinis žinojimas, kuris jau yra apie pasaulį, kuris yra, kaip ir sakiau, toks out there, ne? Jis jau yra išbaigtas ir išdirbtas ir mums tik reikia jį teisingai aprašyti, bet kad tai yra, tas žinojimas yra toks performatyvus veiksmas, jis yra atliekantis veiksmas, jis yra sukuriantis ir pasaulį, tikrovę, žmonių santykius kuriantis veiksmas. Reiškia, pasikartoti tą senovę ir palaikyti tą senovę vangų reikia tam, kad mes žinotumėm, realizuotumėm, realize, žinotumėm, sukurtumėm tą ateitį, tą naujovę, tikrovę. Bet vėlgi, manom, kad jis nesivaiko to originalumo, net jeigu yra labai svarbus tas naujumas, jis negalvoja, kad jis vienas pats be jokio konteksto gali sukurti, sakydamas, kad labiau atpasakoju negu kuriu ir dėl to pasitikiu ir vertinu senovę. Tai aš čia stoju, dėkodamas už dėmesį ir palikdamas laiko klausimų. Taip, Vyti, ačiū labai už įdomią paskaitą. Jo, tai turim porą klausimų. Vienas iš klausimų... Gal aš tada nustoju pasidalinti, gal, ar ne? Jo, tavo dar, jeigu nenori jo, gali nutraukti prezentacijos dalinimąsi, bet pats tai gal lik smagiau matyti. Va, gal aš tokį uždėsiu, kad dar matytųsi. Tai vienas iš klausimų, kaip Konfucijaus požiūris į mokymą ir ugdymą paveikė kinų šiuolaikinę švietimo sistemą? Dabartinę. Tai tą vieną aspektą jau sakiau, turbūt pats tas mokymosi iškelimas į priekį, į centrą ir viršų, turbūt yra daugiausia, aš sakyčiau, taip, lengviausia rekonstruoti, kaip paveikia tą šiuolaikinę visuomenę, ne tik tai pačią mokymo sistemą, ir kad svarbus yra mokymasis, kad jis yra, vėlgi sakau, ne vien tik tai vaiko, to besimokančio uždavinys, bet jis yra visos šeimynos, visos tos išplėstinės šeimynos uždavinys. Labai sunku yra iš tikrųjų bandyti kažką tiksliai pasakyti,
kaip pats, tarkim, va, iš to, ką aš pasakojau, kaip tai paveikia mokymosi sistemą, kaip jau tokį kasdienį veikimą auditorijoje, klasėje šiandien Kinijoje, elementariai dėl to, kad nuo Konfucijaus gyvenimo jau yra praėję 2,5 tūkstančio metų, pabandykim, ką mes reflektuoti, ką mes galėtumėm įvardinti, nors ir vadinam savo civilizacijos, savo kultūros pirmeiviais, klasikinius graikus ar ne, bet ką konkrečiai mes, tarkim, iš Platono paimam, ar ką mes konkrečiai iš Sokrato paimam ir pritaikom mokymėsi, labai daug apauga visokiais kitokiom idėjom, kažkokiam kitokiom praktikom. Tai tų versijų, kaip žmonės sakytų, ką Konfucijus arba kokį mokymą paveldė iš Konfucijaus šiuolaikinė Kinija, jūs išgirstumėt, manau, labai radikaliai skirtingų priešingų atsakymų. Kažkas sakytų, kad vis dar šiandien labai populiarus tas toks griežtas mokytojo kaip absoliutaus autoriteto laikymasis ir atmintinai mokymasis ir yra būtent tai, ką Konfucijus paliko ateities kartom ir ką perėmė šiandienos intelektinė sistema arba šiandienos švietimo sistema iš Konfucijaus. Bet man mažiausiai nesisako šitaip todėl, kad aš nematau tokio požiūrio reikalavimo mokytis atmintinai, reikalavimo išmokti taip, kaip aš mokytojas sakau, o jūs mokiniai pakartokite. Aš nematau viso šito arčiausiai Konfucijaus esančio teksto, tai būtent tam jam priskiriamo šito Lunijų tekste. Tai aš taip drąsiai, ko gero, tai tik patį mokymosi, tą tokią egzistencinę svarbą, sakyčiau, kad yra paveldėta. O tai, kas šiandieniniai to mokymo sistemoje, aš jau kelčiau priežastis, kodėl būtent taip mokomas, o ne kitaip. Aš jas bandyčiau aiškinti kur kas sudėtingesnių visokių tokių kultūrinių, taip pat ir kultūrų mainų ir įvairių kitų įtakų pasiekmė. Dar yra klausimas, klausytoja dėkoja už įdomią paskaitą, ypač aktualią Lietuvai temą, kai galvojama apie mokytojo specialybę mūsų šalyje. Tai visgi apibendrinant pagal Konfucijų, kas yra geras mokytojas ir geras mokinys? Aš čia vėl pasitelksiu, ačiū už klausimą. Ir tikrai irgi sutinku, kad aktualus yra šitas klausimas apie mokymą ir mokymas ir ne tik tai Lietuvai. Aš čia pasitelksiu vėl turbūt muzikos metaforą. Man atrodo, kad tas tos sklandžios ausies, tam, turbūt metaforą galima vadinti, arba tas palyginimas, man atrodo, kad jis yra geriausias, kad geras mokytojas ir geras mokinys yra kaip geras muzikantas, kuris ne tik nori sugroti savo dalį, ją moka gerai sugroti, pažįsta natas, gerai valdo instrumentą, bet tas muzikantas, kuris jau gali su kitais improvizuoti, o tam, kad galėtum improvizuoti, reikia labai atidžiai mokėti klausyti. Reiškia ne tik tai, ką tu darai, bet ir ką gauni iš to kito. Tai ką aš matau šitoj Lunijų knygoje, kaip mokytojas, kaip veikia, mokytojui reikia, kaip aš ten toj citatose rodžiau, jam reikia žinoti ir stebėti, koks yra tas jo mokinys, koks yra jo charakterio, kokie yra jo charakterio bruožai, kokie yra jo poreikiai, kokie yra jo darbai. Kita vertus, irgi reikia atidaus to mokytojo žvilgsnio į savo mokinio, jeigu mokinys patingi. Ir ten yra vietų, kuris taip labai piktai šneka apie savo mokinius, sakydamas, kad ten tas ir tas mokinys kaip supūsi šaka, kad ten beviltiškas reikalas, nėra ką daryti ir jis nesiterlioja. Tai iš mokytojo aš matau tą labai atidų žiūrėjimą, kas yra tas žmogus, kuris stovi prieš tave. Bet lygiai taip pat to atidumo ir tokio mokymosi išgirsti ir klausyti, matau tą reikalavimą ir iš mokinio. Besimokantysis turi išmokti klausytis ir panašu, kad ten tas procesas jis toks yra nuo išmokimo klausyti savęs, aš susitelkiau mokytis, ar ne, aš pasiryžau mokytis. Aš atsliepiu kažkokią vidinį motyvą.
Ir to savo vidinio motyvo pamatymas irgi yra to tokio atidumo mokymasis, bet tada tas atidumas turi plėstis ir jis turi išaukti į tą tokį pamatymą, kokioje aš aplinkoje esu, kaip ten toj citatoj, kur sakiau, kad būdami namie elkitės taip, būdami jau už namų ribų elkitės šitaip, kad nes mokymasis per praktiką ar ne, yra, tai va tas mokinys tada jis tą savo pastabumą, tą gebėjimą, tą savo klausą, tokią intelektinę klausą, jis turėtų mokėti plėsti ir tolyn, jau gebėdamas išgirsti ir kitus. Ir iš tikrųjų tas mokymasis kaip toks savęs auginimas, tas procesas, jo aukščiausias taškas tai yra net ne pavyzdinis žmogus Džunzi, bet išminčius, Shangzhen. Ir jeigu mes žiūrim į kinišką rašmenį išminčiaus, jo etimologinę sandarą, mes matom, kad tai yra hieroglifas, kuris yra sudarytas iš ausies hieroglifo, iš burnos hieroglifo, na ir apačioje ten galima įvairiai traktuoti, arba tai yra valdovas, vadovas, arba tai yra pozicija, pareiga, pareigybės hieroglifas. Bet va tai, kad tame išminčiaus termine yra ausis ir yra burna, rodo, kad tai yra toks komunikacinis, tai yra toks bendravimo veiksmas ir procesas. Tai kalbėjimasis ir klausimasis ir atidumas viens kitam, manau, yra tokie svarbiausi ir jungiantis iš tikrųjų aspektai, kurie yra reikalingi geram mokytojui ir geram mokiniui. Tikiuosi atsakė į klausimą mūsų žiūrovai ir klausytojai. Tai daugiau panašių klausimų nebeturime ir ką tada mūsų nuostabiam dėstytojui, nuostabiam docentui, Konfucijaus sekėjui labai norim padėkoti už šią nuostabę. Ko gero čia, kad tiek išsamei papasakoja, dėl to, ko gero, ir klausimų jau nebeliko. Tai mes kaip ir baigtume transliaciją ir dėkojam Vyčiui labai ir lauksim visada sekančiose kitose mūsų transliacijose. Ačiū Vaidotui, ačiū gyviems klausytojams. Suprantu, kad bus internete šita paskaita, ar ne? Tai ačiū ir tiems klausytojams, kurie klausysite ateityje.